Bet gerbiamas Jurski, kaip atšventėt kovo 11-ąją? Oi, geras klausimas. Nu jau kelinti metai švenčių lygiai vienodai taip pat. Su skustagalvių gauja einame nuo katedros aikštės, žygiuojame iki Lenino aikštės, po to einame į Alubarį. Nu ir kaip tamstai, skustagalvių paradas šiemetinis? Turiu pripažinti, kad premjero patarėjas Valentinavičius Virgis yra teisus. Paradas pakankamai apgailėtinas. Kas trečias skustagalvis yra su plaukais ir lietuviškai moka tik tais Lietuva lietuviams. O už vis labiausiai nuvylė Kazimiero Uokos sudalyvavimas. Nu, kodėl nuvylė, reikia džiaugtis, kad įstatymų leidėjas dalyvauja skinheadų parade? Nu tai bet kaip jis atrodė? Be uniformos, be odinės kurtkos, su kažkokiu juodu paltu. Galva kelis mėnesius neskusta. Kaip pasipuošė tom pačiom garbanėlėm į gėjų paradą, su tom pačiom garbanėlėm pasipuošęs atėjo ir į šitų žmonių paradą. Gal Kazimierai, gal laikas jau atskirti paradus? O Gražulio nebuvo? Nu, dar vienas garbanius. Jis specializuojasi tik tais gėjų paradė. O aš, pažiūrėkit, kaip pasiruošiau. Va, Surskienė su mašinka, Makufelį nuskūta, vaikai su lašiniais įtrynę, įdavė į rankas Valdemarą portretą ir pašol, pirmin, Lietuva lietuviams. Nu, o kaip jums patiko specialiai iš VDR atvežtas vokiečių nacionalistas? O, labai gražus vyras. Aš skaitau, kad tuo, kas specialiai atėjo su jom į paradą susipažinti. Nu, bet gal aš jūsų labai nesupykdysiu, paklausdamas, kokio jūs tikslo siekiate marširuodamas kartu su skustagalviais? Aš kur aš žinau? Ką jūs čia visur tikslų ieškot? Koks gėjų parado tikslas? Pasidemonstruot, parodyt savo šitos. Tai pas mus lygiai tas pats, pasidemonstruot, parodyt savo šitos. Mes, skustagalviai, mes, negalim atsilikti nuo gėjų. Nu, tai jūs bendrą paradą darykite. Aš galvoju apie tai, bet kaip su šūkiu bus? Negaligi būti Lietuva gėjams ir lietuviams. Nelabai.